10 patarimų, kuriuos būčiau norėjus žinoti vykstant į Japoniją. 1. Nešiokite su savimi pasą, jei norite apsipirkinėjant gauti ne tik tax free, bet ir papildomas nuolaidas. Paso nuotraukos nepakanka. 2. Pasiimkite papildomą lagaminą, nes Japonijoje drabužiai, avalynė, luxury brandų daiktai kainuoja pigiau nei Europoje. 3. Įsivertinkite atstumus, ypač jei keliaujate su mažais vaikais. Japonijoje metro ir Skytrainuose yra liftai, bet jų reikia paieškoti. Apsistojimo vietą rekomenduoju rinktis arčiau metro stotelių, o geriausia šalia pagrindinių jungiamųjų stočių. 4. Japonijoje cash is the king. Tad turėkite su savimi grynųjų. Daugelėje vietų atsiskaityti bus galima tik grynaisiais arba japoniškomis kortelėmis. Pinigus geriausia keistis centrinėse miesto keityklose arba nusiimti nuo kortelės 7-Eleven bankomatuose. Ten kursas geriausias. 5. Jeigu darote žymųjį kelionės